Sveiki, aš esu iš Vilniaus Ozo gimnazijos, Kamila Einate, iš 12 klasės. Tai šiandien aš pristatysiu projektą gimnastika, istorijos garsiausių sportininkų. Tai gimnastika, tai šiaip yra grupinė sportinė veikla, kuri būna atliekama labai gražiai, su gražiais drabužiais, sinchroniškai ir papildomom įrangom būna, tai kaip lankai, virvėmis ir kamuoliukais. Šiaip dažnai vyksta labai sporto renginiuose, mokyklose, gimnastikose, tai būna net klubai, kur gali, aš taip ir pati sužinojau apie gimnastiką, kaip klubą nuėjau. Tai šiaip pagrindinis gimnastikos tikslas tai yra darna, ritmas, bendrumas ir estetika. Labai tuo pačiu rūpi meniniai gimnastikai ir sportiniai, kaip dar tu atrodai. Ir dažniausiai būna gražiai ten visos apsirengę. Tai apibūnama, tai būna apie gimnastiką judesio sinchroniškumas. Tai kai visos grupės turi vienodai gražiai ir atlikti judesius. Ir taip pačiai tai daug reikalauja daug treniruočių, kad jos taip iškaltų judesius ir mokėtų. Tai estetika, tai irgi labai svarbu, kaip gražiai ir harmoningai atrodo ir tuo pačiu kokias muzikas pasirenka, kokį ritmą. Tai komandinė dvasia, tai labai tuo pačiu ir sustiprina ir komandinį ir bendravimą. Šiaip gimnastikai būna daug, yra labai daug bendravimo ir daug mergaičių, kur ten pavydas viskas vyksta, tai to komandinė dvasia labai yra, nu, drausminga ir turi pasitikėti vienas kitu. Tai prisitaikymas visiems, tai šitai šiaip gali atlikti dažniausiai būna vaikai nuo mažens amžiaus, tuo pačiu gali ir suaugusieji, bet dažniausiai suaugusieji tikrai tiek neina, nes šitas sportas dažniausiai lankstumas prasideda nuo pat mažens, nuo 5 metų jau pradeda gimnastijos, net anksčiau gali. Ir tikrai iki 20 metų, net po 20 jau dažniausiai baigia šitą sportą. Tai šitas sportas, šiaip lankstumas yra gerai visiems ir suaugusiems, bet jau tikrai profesionaliai suaugusiai tiek gerai netlieka. Tai va, matome gimnastę, kaip atrodo, čia yra meninė gimnastika, kaip sakiau, kaip su įrankiais būna, su atlieka. Tai gimnastika, šiaip šitas sportas yra sunkus sportas, iš tikrųjų reikalauja daug jėgos, koordinacijos, daug lankstumo ir grakštumo. Ši sporta gali būti individuali ir tiek ir komandiška, bet dažniausiai šitas sportas būna daugiau individuali, jeigu žiūrint į sportinę, meninė gali būti ir komandinės labai gražios. Tai daug atlieka visokių estetinių pratimų ir kuris žavi ne tik sportininkus, bet ir žiūrovus. Dėl to šitas sportas yra labai populiarus, nes tuo pačiu labai yra gražus, visi labai gražiai atrodo mergaitės, tuo pačiu ir berniukai jau pradeda į šitą sportą eiti. Tai labai džiugu. Tai šiaip aš esu pati lankęs gimnastiką, kai buvau jauna, tai man šitas sportas labai patiko ir aš pati sakiau, kai turėsiu vaikus, tikrai norėsiu leisti į gimnastiką, nes aš labai norėjau šitą sportą lankyti, bet šiaip iš tikrųjų šitas sportas yra labai sunkiai, kai buvau vaikas, aš pati išėjau, nes man tiesiog buvo per sunku, nes visas tas buvo spaudimas labai didelis, kai būni maža mergaitė, tuo pačiu ten turi gerai rodytis, kad tu laimėtum, o jeigu ne, ateina gražesnė, jaunesnė, daugiau lankstesnė tave išmeta, taip išeina. Tai šitas sportas toksai yra žiaurus trupučiuką, nes labai reikia rezultatų nuo pat jaunimo, kai tu jau esi pati jauna. Tai šiaip gimnastika tai yra tikrai iš labai senas sportas yra, tai tuo pačiu įeina ir olimpiada. Ir tas visas lankstumas labai yra gražus ir jėga ir koordinacija ir pusiausvyrą laikyti. Tai jinai apveria tikrai daug pratimų, tuo pačiu ir lankstumas yra šiaip gerai ir fiziškai, reikia visiems sportams ir lankstumas tikrai daug padeda ir visiems sportams reikia tai daryti. Tai gimnastika ne tik stiprina kūną, bet ir ugdo visą valią, vidų ir tuo pačiu vidinę, nes lankstymas tuo pačiu tau reikia per savo skausmą daryti ir lankstytis, kad pasiektum rezultatą. Tai ta vidinė būsena, kad tave turi laužti, taip ir būna šiaip ir gimnastikoje. Tai tai gali būti individualus ir komandinis, tai štai gali būti šakos meninė ir sportinė. Aš pati lankiau meninę, tai meninė tokia greičtesnė, sportinė daugiau reikalauja fiziškumo, nes ten yra daugiau tramplynai, šokimas, visokie judesiai. Tai gali tiesiog suteikti galimybę atrasti kiekvienam, kas labiau patinka šitam. Tai kas yra gimnastika? Tai šiaip gimnastika tai yra labai gražus, grakštus sportas, koordinuotas, labai daug judesiai ir labai daug viskas tavo kūnas parengia. Šitas visas kūnas yra, kas tau ir padaro tą gimnastiką, kiek tu anksčiau padarei, kiek tu pusiausvyrą išlaikai.
Tai šitas sportas yra tikrai labai senas sportas šakų pasaulyje, turinti tiek artistinių ir tiek sportinių labai daug elementų. Tai gimnastika labai reikalauja daug darbo nuo pat mažens iki pat kiek tu pasieki. Tai yra labai technikos irgi turi šitas sportas ir tuo pačiu ir kūno kontrolės ir psichologinės, kad tave kartais reikia laužti, nes tas laužimasis gaunasi net gimnastikui. Mano patys treneriai sakydavo, kad jeigu tu nejauti skausmo gimnastikui, kai tu tampaisi, tai nėra, tai tu ne taip gerai darai. Tu turi jausti skausmą, kad tu tampinasi, jauti skausmą, kad tu eini tolyn, kad tu daugiau būsi lankstesnė, nes reikia tikrai būti lankščiai šitam sportui, kad tu galėtum atlikti daug elementų. Tai gimnastika va čia yra, tai čia yra sportinė gimnastika, kai būna ant tramplynų arba ant to jau kur koordinuoti, kur reikia tiesiai šokinėti, kaip matome čia sportinė. Tai šiaip gimnastikos istorija šaknys siekia senovės Graikiją, pačia, kur atsirado iš Graikijos, buvo Tinamas kūnas, nes ir pratybos ir varžybos. Tai ir Vokietijoje buvo Fredrik Ludvigčion laikomas, tai kaip šiuolaikinės gimnastikos tėvų, jisai pats ir kaip atrado gimnastiką ir tuo pačiu buvo labai geras ir treneris. 2001 metais buvo įkurta Tarptautinė gimnastikos federacija ir gimnastikos yra iš tikrųjų ir olimpinė šaka tuo pačiu nuo 1890 metų ir vyrams ir nuo 1908 ir moteris pradėjo gimnastiką. Tai gimnastikos šakos. Tai moterų sportinė yra gimnastika, kur būna 4 rungtys, kaip šuoliai, nelygios lygiakratės, buomai, laisvieji pratimai. Ir būna vyrų sportinė gimnastika. Irgi 6 rungtys būna, net daugiau, nes vyrai yra daugiau stipresni ir fiziškesni. Tai yra žiedai, lygiakratės, skersnis, atraminis šuolis, arklio pratimai, laisvieji pratimai. Tai sportinė gimnastika tikrai yra sunkesnė net pagal mano sakymų, nes daugiau fizinio reikalauja sportinė gimnastika, daugiau šokimo, visokio psichologijos ir tuo pačiu, kiek tu gali savo kūną padaryti, kad tu tiek galėtum daug pratimų ir su buomais, ir su šuoliais. O meninė gimnastika yra daugiau grakštesnė, gražesnė, daugiau meniška, sakyčiau, nu, naudojami tai būna įrankiai kaip kaspinai, kamuoliai, lankai, kuokolės, tai tuo pačiu gali būti net meniniai gimnastikai ir kaip komandinės būna. Ir šiuolaikinė gimnastika, tai būna kaip akrobatika, tramplinai, estetinės, grupinės gimnastika, tai tokia paprasta, būna daug žmonių užsiemų ir tiesiog šiuolaikinė, tai tokia yra mikso ir to, ir meniškos gimnastikos, ir sportinės gimnastikos. Tai gimnastikos nauda sveikatai. Šiaip lavina lankstumą, kur lankstumas visiems yra gerai ir jaunam žmogui, ir vyresniam. Tuo pačiu ir koordinaciją lavina, nes tu turi būti koordinuotas gimnastikoje labai, kad atliktum tuos reikalingus judesius, kad atsistotum ant vieno kojo, panašiai rankos. Ir tuo pačiu gerina laikyseną, nes stuburas labai daug suteikti gimnastikui, turi būti lankstus ant stuburo, kad visokius kuvišius padarytum. Ir ta visa laikysena įeina. Tada lavina ir koncentraciją, ir pasitikėjimą savim, kad tu žinai, kad tu gali padaryti tai. Dėl to daug reikalauja ir treniruočių, ir savęs tau viską atiduoti. Tai tinka dažniausiai daug amžiaus grupėmis, nuo mažų vaikų iki saugusių, bet dažniausiai saugusiai tikrai neina tiek į gimnastiką, nes, nu, jau kūnas tikrai tiek negali padaryti, nes tuo pačiu, kuo tu jaunesnis esi, dėl to gimnastika, kuo jaunesnį, tuo visi pradeda. Ir tik tai jaunus žmonės dažniausiai priema, senesnius tik tai profesionaliai jau nebepriema, nes kuo jaunesnis tu turi būti lankstus tuo pačiu, nes nuo jaunimo, kai būni jaunas, kai būni labai vaikas, tave gali labai gerai išlankstyti. Kai senas esi, nu, kai nesi senas saugusius, tai sunkiau yra būti lankstesniam ir tikrai daugiau reikalauja daugiau darbo. Tai geriausia gimnastai pasaulyje Simon Biles, manau, tikrai labai žymi. Yra ir viena iš geriausių gimnastikų laikų, tikrai yra padarius net ir istoriją, nes labai daug turi olimpinių ir pasaulio čempionė yra. Tai Nadija Šimpanėse iš Rumunijos, tai yra pirmoji istorija, jisai gavosi 10 balų, ten net dėl jos ir buvo pakeistos ir taisyklės tuo pačiu. Žaidynėse tai buvo 1970 metais, tai Kojų Kimūrų Japonė, išgarsėjusi, nes jinai buvo labai elegantiška ir grakšti. Japonės ir korėjietis būna tikrai labai grakščios ir gimnastikos labai gerai būna pasirodo.
Tai laikomas vienas iš geriausių vyrų gimnastų. Tai Larina Latynai, tai yra iš mūsų Rusijos iš tikrųjų, laimėjo net 18 olimpinių medalių. Tikrai Rusijoje vienas iš populiariausių sportų pagal mane skaičiau gimnastiką, nes ir čiuožimas, tokie meniniai sportai labai yra populiarūs pas juos. Tai vienas iš žvaigždžių yra Simon Biles. Tai tikrai gimnastikui viena iš garsiausių ir sėkmingiausių, daug olimpiadų, kiekvienas olimpiadas yra papuolus jinai ir laimėjus olimpinius medalius, tuo pačiu ir tapus olimpiados čempionę. Tai jinai gimė 1907 metais Amerikoje valstybėje, ji pradėjo lankyti gimnastiką net vaikystėje. Tai dėl savo jinai turėjo tikrai išskirtinius savo gebėjimus ir turėjo talentą gimnastikai, nes ir lankstumą, ir tuo pačiu jinai lankė sportinę gimnastiką, kur tikrai daug drąsos ir tau reikia daug elementų atlikti iš savo kūno, tai tikrai reikia turėti ir jinai tikrai yra labai talentinga ir tuo pačiu daug dirbanti mergina. Pagrindiniai Vasamo Basaro pasiekimai tai yra 7 olimpiniai medaliai, iš jų 4 aukso 2016 metais Rio de Žaneiro olimpiada, 25 pasaulio čempionato medaliai, iš kurių net 19 auksų, taip pat pasaulio rekordas sportinė gimnastika. Šiaip dėl jos buvo net ir pavadinti keli triukai, unikalūs triukai, nes jinai pati buvo pirma atlikusi juos ir pati parodys, kad tai įmanoma, tai net ir jos net įkvėpia net ir jaunai kartai tuo pačiu ir skatina. Ir jinai tikrai sako, kad jinai skatina kalbėti atvirai apie psichologinę sveikatą sporte, nes gimnastika nuo pat mažens ateina ir tas psichologija tikrai pasunkina, nes tu turi tikrai būti parodyti iki 16-20 metų tikrai savo geriausias. O jeigu ne, tai ateina gražesnis, jaunesnis ir geresnis, tai dažniausiai ir išeina. Tai ta psichologija šitam sportui irgi labai svarbu yra. Jis šiaip yra pakeitus sporto istoriją šitos šakos ir daug yra net dėl savo rungčių. Ir gimnastika Lietuvoje. Gimnastika Lietuvoje irgi šiaip yra kam populiari, sakyčiau, sportinė ir meninė gimnastika. Gal pas mumis daugiau meninė gimnastika yra populiaresnė, nes sportinė tikrai reikalauja daugiau ir trenerių daugiau ir šiaip visko, nu ir meniai tiek pat. Tai vat veikia daug ir jaunimo sporto mokyklose, labai klubų yra daug mokyklose kaip Ąžuolas ir Startas. Ir rengiami Lietuvos čempionai ir tarptautinės varžybos kaip Europos ir pasaulio. Tai šiaip gimnastika populiarėja tarp mergaičių labai daug. Šiaip gimnastika dažniausiai būna populiariausias yra tarp mergaičių, bet dabar jau ir sparčiai auga ir berniukai, nes šiaip tai labai irgi gražus sportas ir manau berniukai irgi turi labai daug iš savęs, ką gali padaryti gimnastikai. Tai apibendrinimas, tai gimnastika šiaip yra unikalus sportas, kuris tikrai lavina savo kūną, tik labai kūnas ir tiek ir protą, kiek tu gali psichologiškai daugiau padaryti, negu tavo kūnas gali. Dėl to tas ir protas taigi labai lavinamas yra šitame sporte, nes ta psichologijas. Tai šiaip jinai turi gilias istorijas ir tradicijas ir labai daug įžymių sportininkų ir labai daug pasiekimų. Tai tinka tiek ir profesionaliems, tiek ir tiesiog sveikatai, nes visada koks nes sportas yra gerai sveikatai, tų pačių kaip lankstumas ir kiti sportai. Tai šitas sportas tikrai labai yra populiarus tarp pasaulyje, nes labai, labai sužavi visus žiūrovus, ta savo elegancija ir to visus triukais ir stiprybė. Tai tikrai labai gražus sportas yra. Tai va informacijos šaltiniai, iš kur aš išėmiau iš visuotinės lietuvių enciklopedijos apie gimnastiką, tada ištamus įrašą apie sportinę ir meninę gimnastiką, tarptautinės gimnastikos federacijas. Ačiū labai už dėmesį.